Gerbiamieji, tai, ką šiandien reikėtų aptarti, tai pirmiausia, mes čia kalbame iš esmės kam? Sau ar tautai? Kiek mus iš tikrųjų girdi? Viename iš savo paskutinių straipsnių užklausiau, prie ko čia aš? Pavyzdžiui, kažkas nuskriaudė mano kolegą. Jį šmeižikiškai apkaltino. Nu ir kas? Ar akademinėje bendruomenėje kilo pasipiktinimas? Jokios reakcijos. Vienas iš autorių pasiūlė, kad kuo greičiau būtų nutrauktos žudynės Ukrainoje. Tai yra Europa. Tai yra be galo pavojinga. Jeigu kas skaitėte Solovjovo neseniai pasisakymą, jis skamba taip. Mums reikia pasaulio viso. Kas šitai girdi? O prie ko čia aš? Taigi manęs čia neliečia. Kol mes galvosime, kad mes turime valstybę be piliečių, valstybę be patriotų, tol visokie manipuliavimai bus įteisinti, va taip, kaip ką tik tai teisės profesorius papasakojo įvairiomis machinacijomis. Kas yra partija? Puikiai žinote, kad tai nuo žodžio part dalis. Vadinasi, partija, kuri atstovautų visiems, yra neįmanoma. Partija atstovauja tam tikrai elektorato daliai. O pažiūrėkite į deklaracijas, kurios prieš rinkimus išmetamos rinkėjams. Taigi vos ne visi rašo taip, kad visiems valstybės gyventojams, aš jau nevartoju žodžio nei pilietis, nei patriotas, o gyventojams patiktų. Dabar paimkime, kad ir labai tokius konkrečius dalykus. Pirmą kartą Seimas didelę daugumą pažeidė konstituciją, iškraipydamas Lietuvos abėcėlę. Ar kilo Lietuvoje masiniai protestai, kurie būtų privertę tokio sprendimo atsisakyti? Pamurmėjom, pasižiūrėjom į televizorių ir vėl pasakėm, a prie ko čia aš? O ką aš čia padarysiu? Manau, kad kolegos puikiai suprantate, kad sąjūdinis kelias, ieškojimas ne dalių, o visumos yra vienintelis galintis išgelbėti valstybę. Tai puikiai suprato šviesios atminties advokatas Kęstutis Čilinskas, kai jis kūrė jungtinį demokratinį judėjimą, vėliau pervadintą nepartiniu demokratiniu judėjimu. Po vieno iš jo renginių Lietuvos mokslo akademijos didžiojoje salėje susisidavo daugiau kaip 20 Lietuvoje puikiai žinomų politikų, asmenybių ir paprašiau, kad susivienykite į kažką panašaus, jūs rasite pavadinimą, ar tai būtų sąjūdis, ar tai judėjimas, ar kaip jūs ten kitaip pavadintumėt. Bet ieškokime bendrų interesų, nepartinių. Juk jūs čia sėdintieji puikiai žinote, nėra Lietuvoje jokių socialdemokratų ir niekada nebuvo. Nėra Lietuvoje jokių liberalų, nėra jokių krikdemų. Tai yra etiketės užklijuotos tam, kad būtų galima manipuliuoti rinkėjų nuomonėmis. Aš neneigiu partinės demokratijos prasmės, bet tada, kai valstybėje įvykdomas
valstybės perversmas jokia partija viena padaryti nebegali. O kada įvyko perversmas? Tada, kai 40% mūsų rinkėjų išsirinko dabartinį Seimą, pažeidusi konstituciją, ir sudarė vyriausybę. Šiandien mes gyvename nuolat ir nuolat, žingsnis po žingsnio vykdome valstybės griovimo procese. Tautos išsaugojimas, dorovės išsaugojimas, šeimos išsaugojimas, pagrindinių elgesio normų išsaugojimas eina per tokias konkrečias veiklas kaip švietimas. Ką reikia šiandien kalbėti, kada švietimo ministras, jis dabar ten trigubai vadinasi, švietimo, mokslo ir sporto, sako, kad jis nežino, kiek yra lyčių. Ar mes kada nors prieštaravome, kad tokie žmonės ir toliau būtų mūsų valstybės vieni iš vadovaujančių? Yra daugiau klausimų, apie kuriuos iš tikrųjų reikia labai rimtai susimastyti. Mes privalom pakilti, mūsų pačių visuomenė privalo pakilti, todėl kad mes jau praradome daugiau kaip 1 milijoną gyventojų, mus ir toliau painioja visokiais migracijos klausimais, neva tai sakydami, kad mums trūksta darbo jėgos, nors iš tikrųjų jūs puikiai žinote, kad mums bandoma primesti, išlaikyti 100 000 nekvalifikuotų žmonių iš įvairiausių pasaulio kraštų. Taigi, yra apie ką pasakyti ir taupant jūsų dėmesį ir laiką, susimastykime. Ačiū Jums.